Kągi vėl kelionė, tokia apie virš 100 km, apie 140 berods, jeigu neklystu. Žodžiu, įdomu nulėkti, labai visą laiką norėjosi iki Veisiejų turgaus. Šiandieną ketvirtadienis, taigi bus įdomu pamatyti, kas ten per turgelis. Ketvirtadienis, įsivaizduojate, iš ryto dabar yra kiek 8 valandos, todėl važiuojam, pažiūrėsim, ką ten turi. Veisiejų miestelė, netoli jo yra ir apžvalgos bokštas, aplankysim ir jį. Manau, kad tam video jūs pamatysit. Taigi, pažiūrėkim, kas dabar matysis turguje. Važiuojam. Turgelis atrodo nemažas. Pažiūrėsim, ką mes čia turim, ką pardavinėja. Bus, manau, labai įdomu. Einam žiūrėti. Veisiejų turgus. Galima žiūrėti, kaip tai yra. Visokių tai rūbų, visokių daiktų, tašikių, dėžučių. Einam viską apžiūrėti. Štai, kaip atrodo iš toliau. Žiūrim, kas bus toliau. Pasitiko mus nelabai draugiškai, puolė ant mūsų, kad mes čia filmuojam veidus, nefilmuot veidų, lyg tai būtų kažkas, tai siūlė baudžiaką. Žodžiu, sakė, negalima. Mano nuomonė negalima. Vieša vieta, ką norim, tą filmuojam. Jeigu nenori filmuotis, pasitrauk gali. Tai va, štaip, kad man atrodo viskas gerai. Taip, kad einam toliau, apžiūrim, turgelis nemažas, rekomenduoju užsukti, pasižiūrėti, bus įdomu, manau, ir jums. 5 eurai, pilnas krepšelis daiktelių, kraukit, kas papuola, reikia ar nereikia, svarbu prikrauti pilną krepšelį daiktelių. Kiek pilnas krepšelis kainuoja? 5 eurai, kiek krauni, dar leidžiu ir po pažastį įsidėti, kas netelpa į krepšelį. Ką, mėlyje, apėjom nemažai, apžiūrėjom visą turgelį, kas mums įdomu, kas mums svarbu. Nematėm, neradom, gal sakau, nėra to pardavėjo, kurio mes ieškom, norim. Vat ir ko gero tiek. Bet turgus įdomus, galbūt taip išbarstyta, nėra tokio, kad, pavyzdžiui, čia kažkur rūbai, čia kažkur ten batai, čia kažkur kažkokios tai detalės ar įrankiai. Vaikštai, kaip sako, tuda-suda ir nežinai, į kurią pusę ėjai, į kurią pusę jau matei. Tai va. Bet manau, kad kaip ir bet kurį turgelį verta aplankyti, pamatyti, pažiūrėti. Ir gal ką rasit jūs savo. Tai ką jūs visai fainas, toks senobinis turgelis. Didelis. Svarbiausia, kad tai ketvirtadienį, ne šiaip savo savaitgalį, bet ketvirtadienį iš ryto. Kas keisčiausia atrodo. Darbo diena atrodo kaip čia. Atrodo, kas čia šis gali būti prekiaut, bet pilna žmonių, tikrai nemažai, kaip matot už mūsų nugaros. Tikrai yra žmonių, eina, prekiauja, bet yra kaip pačioj pradžioj matėm tokių ir piktų. Baudžiakas tau. Siūlė baudžiaką. Žinot, kaip žmonės patys kažko tai bijo, tai jie ir kitus gąsdina. Bet ko bijot, jeigu jau atėjai prekiauti, atvirkščiai šauk. Kaip vat vienas iš pirkėjų. Normaliai, su jumoru, pas tokį norisi pirkti. Gerai, einam dar toliau pažiūrėti ir ką, judėsim link Veisiejų apžvalgos bokšto dar. Mėlyje, paliekam turgų, išeinam, viskas, pasižiūrėjom, aplankėm, pamatėm, įdomu, nieko nenupirkom,
mums nieko tinkamo nėra, todėl judam dabar link Veisiejų apžvalgos bokšto. Lankysim tą, pasižiūrėsim, kaip tai atrodo. Na ir aišku, matosi, kitoj gatvės pusėje yra ten matyti gėlės, pardavinėja įvairias. Tai kam įdomu, gali pamatyti ten štai už nugaros, pasižiūrėti. Judam į Veisiejų apžvalgos bokštą. Gražus bokštas, gražiai atrodo, aplinka graži, saulė nešviečia stipriai, tai matos ir debesėliai. Žiūrėsim, ką mes turim užlipę ir kas ten matosi. Paskui prieisim, štai čia matosi ir ežeras, vanduo. Prieisim, pažiūrėsim ir ten, kas ten vyksta. Kągi, lipam. Oi. Tiek užropot. Vėjelis yra, tikiuosi mane girdit gerai. Štai tokie vaizdai aplinkui. Galima pasižiūrėti. Kaip vėjelis pūsteli. Na ką, pažiūrim, kas matosi dabar. Graži vieta, žmonės irgi ateina aplankyti. Štai prie tos vietos galima ir pailsėti, suoliukai. Graži vieta. Gražus oras, debesuota, ramu. Einam lieptelę, nusileiskim, pažiūrėkim. Mane gerai girdisi, bet manau, kad tikrai verta atvažiuoti. Bet kurią Lietuvos vietą aplankyti tikrai verta, nes tai yra gražu. Vėjelis čia mažesnis. Kažkas ten toliau irgi matosi. Kokia tai kaip pavėsinė, biškį priartinsiu. Štai. Įdomu. Gerai, kągi, judam link namučių ir žiūrėsim, kas mums bus kelyje. Aplankėm ir šią vietą, ir šį Veisiejų turgelį pasidairėm, pasižiūrėjom. Nebaisiai buvom draugiškai priimti iš karto užėjus. Nenori filmuotis, bijo gal kažko. O ko bijot atrodytų, bet yra kaip yra. Svarbiausia, mes pamatėm, pažiūrėjom, įdomu, aplankėm. Būsim jau ne vieną turgelį aplankę. Rekomenduoju taip pat aplankyti, kam patinka, pažiūrėti, pavaikščiot. Aplankėm bokštą Veisiejų, reiškia apžvalgos. Ir šalia esantį ežerą. O dabar judam link namučių ir galvosim, ką toliau aplankyti. Visiems iki ir gražaus gero žiūrėjimo. Iki.